Atvarėm į mišką pasimėgaut grinai žiemišku oru. Dabar yra sausio 10, o mūsų eglutė dar va vis gražuolė stovi. 22 eurai, nu tai jau biški kaina kanda. Aš ir vėl sveikinuosi savo dar vienam naujam video. Tai dabar dariausi kavą ir kažkaip prieš tai galvojau, kad parodyti norėčiau pupeles, kokias radom labai skanes, nes kavos aparatą visai nesenai gavom, tai nežinau, gal man irgi buvo tas, kad įdomu, kokios skanios tos kavos pupelės būtent yra, kad nesijaustų labai jau ir stiprumo, rūgštumo, kai būna, arba kitos iš viso be skonio būna. Tai labai norėčiau pasidalinti savo rekomendaciją. Kai užsisakėm kavos aparatą, tai idėjo būtent tokių pupelių 250 gramų paragauti, tai jos man tiek patiko, kad mes užsisakėm dar 2 kilogramus papildomai, nes tikrai labai skanios ir labai kvepia skaniai. Nu, tikrai Max patiko, čia iš kavos draugas. Taip pat dar va tokių pupelių irgi pabandėm, čia viskas ir bus iš kavos draugo, tai šitas irgi patiko, bet jos yra šiek tiek švelnesnis, tai nežinau, šiaip paįvairint labai gerai, jos tokios kremiškos, bet man vis tiek gal tos geltonas labiau patinka, bet kas mėgsta itin švelnų aromatą ir taip toliau, tai gal šitas labiau rekomenduočiau. Ir labai smalsu buvo pabandyti kažką be kofeino, tai nusipirkom mažą pakelį 250 gramų pabandyti be kofeino, bet iš tikrųjų tos be kofeino pupelės nuvylė, nes jos yra itin švelnios, jokio ten kavos kvapo per dideliausio nėra. Na, iš tikrųjų gal tikriausiai taip ir turėtų būti kaip be kofeino, bet kažkaip aš įsivaizdavau jas kitaip, tai nežinau, ar mes jas baigsim gerti ar ne, nes kažkaip, nu, nežinau, šiek tiek įsipylėm, tai paskui net supylėm iš aparato atgal tas pupeles, nes norėjusi tokio grinai kavos skonio, o čia buvo labiau kai 3 viename kokios būna, tai nežinau, šitos nepatiko, bet va tos kitos geltona ir tas, kur kreminės pupelės, tai tikrai rekomenduoju, nes tikrai labai skanios, ypač tos geltonas, tai tikrai rekomenduoju. Tik šiaip vienas minusas, kad labai reikia priprasti, kur aparatas tas stovi, nes aš buvau įpratus ant to stalviršio gaminti viską, ten ir marinuoti mėsas ir panašiai, viską pjaustyti, na grinai viską daryti ant to, tai dabar reikia persikelti į kitą stalą, nes labai mažai vietos čia liko ir apskritai nelabai turėjom kur padėti tą aparatą, kad jisai, nu, jau maksimaliai netrukdytų. Dabar dar pratinuosi, kad reikia atrasti kitą gaminimo vietą, nes sakau, va čia buvo labai patogu viskas, nes prie viryklės ir taip toliau, nu, bet nieko nepadarysiu, nes aparatą nėra kur kitur padėti, čia jis geriausiai ir tinka ir panašiai, ir patogiausiai gal jį čia naudot, tai jau čia teks man priprast kažkaip, na jau šiek tiek pripratau, bet dar norisi tiesiog, kai atsidarai, nežinau, šaldytuvą pasimti kokią mėsą marinuoti, automatiškai eini ten ir dedi tą indą su tą mėsytę, bet paskui atsimeni, kad reikia eiti jau ant kito stalo, na žodžiu. Na, bet čia tokios bėdelės, bet tiesiog atvarėm į mišką pasimėgaut grinai žiemišku oru, tai šiandien labai gerai, nes jokio vėjo nėra, nors šiaip labai sninga ir reikėjo labai apsimuturiuoti, nes tikrai, na, šiaip nėra vėjo, nėra labai šalta, bet šiek tiek jaučiasi tas toks šaltukas, bet labai smagu. Iš tikrųjų labai senai buvo tokia žiema, labai reikia iš tikrųjų visiems labiau pasidžiaugti, nes labai daug kas nepatenkinti tą žiemą, bet aš nekalbu apie tai, kad labai blogos kelio eismo sąlygos, tai čia tikrai, nu, labai blogai, bet šiaip jeigu vertinant tą faktą, kad labai senai tokia žiema buvo, tai tikrai vertėtų labiau pasidžiaugti ir pasimėgaut, nes iš tikrųjų tikrai labai miško pasaka yra labai visur gražu, apšerkšnyje, tai nežinau, man tai Max patinka, nes tikrai verta išeiti į lauką ir pasimėgaut va tokiu vaizdu, nes eini visur apsnigta, nu, maksimaliai gražu. Tai aš tai labai patenkinta. Faktas, mieste eismo sąlygos tikrai tiek pėstiesiam, tiek kas automobiliais važiuoja, tai tikrai tragiškos, bet geriau atvaryti į mišką, tai čia ir ramybė maksimali, ir to vėjo visiškai nėra, ir toks jautiesi kaip žiemos pasakoj gal. Tai realiai aš tai skaitau tokią žiemą, nes dažniausiai jeigu žiemos nėra normalius, tai ir vasara būna ne kažką, nes aš tai pastebėjau, o jeigu žiema tokia labiau panašesnė į žiemą, tai ir vasara, pavasaris būna labai gražus, tai vien pliusai manyčiau.
grįžom iš tos žiemiškos pasakos, šiek tiek iš tikrųjų veidai nušalo, nes kai sninga ir paskui tas sniegas ant pėdų ištirpsta, tai ir šiek tiek vėjukas, kai papučia, tai šiek tiek dabar net atrodo, kad piršti, tai reikės eiti pasitepti kremų, patrikinti ir kad nuraminta oda, nes mano oda, kaip ir esu minėjus kažkuriam video, kad jinai yra tikrai jautri. Ir man iš karto net tokie plimukai paskui ant veido atsiranda nuo to vėjo ir ypač kai dar ar aplyja, ar apsninga. Bet pirmiausia, šiaip noriu užsimaišyti vaflių tešlą, nes labai įsinorėjau šiandien būtent vaflius įsikepti. Aš labai atradus esu skanų receptą, tai jisai labai paprastas, tiesiog 2-3 kiaušinius su cukrum šiek tiek išplaku su mikseriu, bet labai gerai išplakti reikia. Čia labai svarbus irgi niuansas. Aš dažniausiai maišau rudą ir baltą cukrų, bet jeigu nėra rudo, tai tiesiog su baltu. Tada šiek tiek vanilinio cukraus, miltai, pienas, šiek tiek aliejaus į tešlą įdedu, kad paskui jie neprikiptų man. Bet svarbiausias ingredientas yra tiesiog varškė, nes aš visai nesenai pabandžiau įdėti varškės, tai man tai patiko, jie tokie purus, skanus ir nesausi gaunasi. Tai dedu tą paprastą varškę iš pakelių 180 gramų, bet jeigu užsimaišo daugiau masės, tai galima drąsiai, kad ir 2 pakelius dėti, jeigu tik patinka varškė, tai tikrai nebus blogai. Dar galima kartais ir bananų sutrinti, irgi dar kitoks skonis. Ir šiaip vaflius galima valgyti labai įvairiais būdais, tai tiesiog, jeigu nemėgstat saldžiai, tai tiesiog vietoj cukraus druskytės biškai įdedat ir tiesiog su graikišku jogurtu, kokiam šilauogėm, avietėm ar kokias uogas mėgstat, irgi labai skanu būna su kondensuotu pienu. Šiaip man labiausiai gal patinka su medum arba su tėvų uogienė kažkokia. Arba šiaip su nutela, nors nutela nelabai sveika, bet galbūt šiaip kažkokį sveikesnį šokoladinį kremą atradus, tai irgi labai skanu, ar su riešutų sviestu. Tiesiog man kažkaip su riešutų sviestu nelabai atrodo tinka, bet šiaip esu mačius, kad tikrai žmonės valgo su to riešutų sviestu ir labai patinka. Šiaip toks receptas, apskritai toks kaip ir maisto patiekalas vafliai, tai tikrai taip pat kaip ir blynai galima labai įvairiais būdais valgyti. Kelios minutės ir tešla padaryta, tai jinai iš tikrųjų tokia ganėtinai tiršta turi gautis, nes jeigu aš darau skystesnę, tai man nežinau, man tie vafliai nesigauna tokie skanus, tai man geriausia, kai jinai kažkur, va tokios, nežinau kiek čia matosi, bet va tokios konsistencijos gaunasi. Apskritai šita keptuvė buvo geriausias atradimas ir tikrai vienas geresnių pirkinių. Jau naudojam gal apie 4 metus, bet tikrai labai skanus tie vafliai visokie gaunasi ir galima paįvairinti savo maisto racioną. Tai man tikrai patinka. Dar iš tikrųjų norėčiau nusipirkti tuos širdelinius blynus, nežinau kaip jie vadinasi, gal čirviniai blynai, jeigu taisyklingiau. Tai irgi reikės kažkada tokią keptuvę nusipirkti. Ir šiaip būtiniausiai reikia labai gražiai paskirstyti, kad tas vafliukas gražus gautųsi, o ne banguotas kažkoks ir visas kreivas, tai skanių tada ir valgosi. Iškepė pirmieji vafliukai, tai jie tikrai gaunasi tokie stori, kaip matot, dar šiek tiek karšta ir tikrai labai tokie minkštučiai, bet to pačiu ir tokie ir traškus iš išorės. Dabar kepdama vaflius pamačiau, kad jau mano kanale yra 100 prenumeratorių, tai iš tikrųjų tai pakėlė nuotaiką ir ypač kai dabar irgi filmuoju video, tai atrodo iš viso max laiminga jaučiuosi, nes nors tas 100 subscriberių kitam atrodys, ai va čia labai mažai, bet tiesiog reikia lyginti su savim ir labai džiugina tie skaičiai ir norisi dar labiau eiti į priekį su tuo YouTube, nes tikrai man labai patinka ir dar labiau užmotyvuoja, tai tikrai labai ačiū kiekvienam, kas pasubscribinat ir jeigu patinka mano tas turinys, palaikot mane paprenumeruodami, palaikindami, pakomentuodami, tai tikrai labai nuoširdus didelis ačiū. Dabar tai tikrai pakėlė visai dienai nuotaiką, nors ir šiaip kiekvienas ten tas laikas, kiekvieną peržiūrą, kas žiūri iki galo, tikrai maksimaliai pagerina tą nuotaiką, nes tada galvoju, kad verta ir stengtis, nes tikrai yra kam įdomu tie video ar panašiai. Dabar varau dabaigti kepti vaflius, nes jau kol aš čia kalbu, jie man ir sudegs, tai bus man čia užsiplepėti. Jau tikriausiai visi nusipašėt savo eglutės, dabar yra sausio 10, o mūsų eglutė dar vis gražuolė stovi. Tai šiandien, sakau, viskas reikia nupuošti, nes jau ir nebėra tos šventinės nuotaikos tokios, kad ją ten ir žibint su tom girliandom. Tai iš tikrųjų vakar dar vieną kartą įsijungiam, nesakau, kad norisi, kad dar paskutinį kartą, bet ir šiaip jau tokio nebuvo vaibo su ta eglutė, tai tikrai jau reikia nupuošti, nes ir vietos atsilaisvins, tai žodžiu, varau puošti.
Na va, ir eglutės kaip nebūta, iš tikrųjų 1-2 ir nusipuošiau aš tą eglę, tai labai greitai, bet dabar ta vieta tokia tuščia, atrodo, net norisi kažką, nežinau, sugalvoti, ar komodą, ar kažką padėti, nes atrodo, taip nežinau, net kambarys toks be baldų, tuščias ir taip toliau, bet, nu, paskui vėl akis pripras ir atrodys, kad čia nieko net netrūksta. O dabar labai, kol atsimenu dar, nes pritam video norėjau parekomenduoti vieną dalyką, tai yra 2 dalykus, bet pamiršau, tai parekomenduosiu šitam. Čia bus abu plaukų priežiūros priemonės. Tai pirmiausiai labai rekomenduoju va šitą sausą keratiną. Čia jisai yra iš Vitrina Pro, aš naudoju, man atrodo, jau 5 buteliuką, tai jau iš tikrųjų jau reikia užsisakyti dar vieną, nes jis man taip patinka ir tas kvapas toks skanus, kad labai norisi purkšti ir pliusas tas, kad tu gali purkšti ir kai ir sausi plaukai dalesim grįžtat iš lauko ir yra, nežinau, tokie kaip šiaudai plaukai, nes yra drėgnas oras ir paskui moteris supranta tą jausmą, kai ar ten šiek tiek sulyja plauką ir labai šiurkštus būna ir dar ne galvos plovimo diena, tai pasipurškat galiukus su juo, įsišukuoja, tai paskui tikrai prideda tą tokį švelnumo efektą. Ir iš tikrųjų dažnai būna 5% su įvairiais kodais, tai iš viso kainuoja 8 kažkur eurai, bet su nuolaida galima gauti už 4 ir siuntimas būna nemokamas ir realiai pristato sekančią arba dar sekančią dieną, tai tikrai rekomenduoju šitą produkčiuką. Ir antras produktas, tai taip pat plaukų kaukė, bet ten buvo plaukų keratinas, o čia plaukų kaukė iš Nunu, šitą gavau kalėdom dovanų. Tai man iš tikrųjų taip irgi šitas produktas prilipo, kad po šitos kaukės iš viso plaukai, aš nežinau, toks jausmas kaip po kirpyklos, faktas dabar čia gal nelabai matosi, net nežinau, kaip čia būtų geriausiai parodyti, bet tikrai, plaukai prideda tokį, nežinau, labai net ir tiesesnis tas pats plaukas atrodo ir antiek lengvai šukuojasi, tai irgi maksimaliai rekomenduoju šitą produktą. Šiaip jisai yra brangesnis nei prieš tai, kur rodžiau, tai be nuolaidos 13 eurų kainuoja, bet tikrai, manau, būna ten po 30–40% nuolaida. Yra tos kaukės pirkti ir Drogė ir Eurokose. Tai man patinka ir aš žinau, kad tikrai pirksiu, tai viena geresnių irgi dovanų šiais metais. Kai šiandien toks geras oras ir visiškai vėjo nėra, šilta, tai norėjusi net ir plaukus įsigarbanoti. Ir šiaip, nežinau, kaip jūs dar moterytės, bet aš tai, kai būna jau iš vakaro tokie pasirebalavę plaukai, bet nėra galvos plovimo diena, tai aš susipinu ten 6–7 kasytės ir tada kažkaip mažiau matosi net, bet šiaip nežinau, aš tik jas išsileidau prieš pusvalandę gal, bet jau matau, kad jos biškai tas garbanas prasileido. Tai žodžiu, dabar labai noriu nusipirkti proteiną, nes mačiau Maksimai, kad atsirado naujų, tai labai norisi kažką išbandyti, o kaip tik ir baigėsi manasis, jau baiginėjasi, gal tik kokiem 2–3 kartam liko, tai labai noriu pabandyti. Ir šiaip dar norisi pabandyti kreatiną nusipirkti, nes šiaip anksčiau niekada nebandžiau, bet dabar pasidomėjau labiau, tai labai naudinga sportuojant. Tai norisi ir man kažkaip pabandyti, taip pat Maksimai mačiau, kad yra, tai reikės pasižiūrėti, kas ten gero, o jeigu nieko nerasi, tai kaip tradiciškai, kaip ir visada užsisakysiu iš MR Biceps ir bus gerai. Gavau tik tais proteiną nusipirkti, nes kreatino šitoj Maksimai nėra. Realiai buvo tik tais vienos rūšies ir 22 eurai, tai jau biški kaina kanda, nes tikrai galima tada
per internetą daug pigiau užsisakyti, bet kaip ir mačiau aš praeitoj Maksimoj, kur prieš kelias dienas buvau ir tai tiesiog prabėgom, mačiau, kad kaip ir buvo apie 10-15 eurų to kreatino, bet arba man pasirodė, arba tikrai tiesiog būtent šitoj nebuvo. Reikės pasižiūrėti dar tarp kitų Maksimų kažkuria čia diena, kaip laiko bus, o jeigu ne, tai tikrai reikės užsisakyti šiame ir biceps tą kreatiną. Nusipirkau proteiną iš Maksimos, šokolado skonio, bet irgi būtent va tokio nebuvau ragavus, tai bus labai įdomu išbandyti. Ir visada, kai nusipirki naują proteiną ir dar seną yra, bet ten nedaug, 2-3 kartam kažkur, bet vis tiek tada atrodo kažkaip, kad susimeta kaip tyčia, kad ir į salę nebesigauna, tarkim, jeigu eini sekmadienį sportuot, tai jau gaunasi, kad tik antradienį nueini tada, nes tai darbai visokie ir panašiai susimeta. Grįžus parodysiu aš tą proteiną kokią nusipirkau. Tai dabar net nežinau, jau varau namo, bet šiaip orelis tai tikrai labai, labai geras, pasakiškas, tiesiog tai labai geras pasivaikščiai, pasimėgau to gryno oro ir dar kaip ir minėjau, kad to ir vėjo nėra, tai tikrai labai, labai liuks. Va toks proteinas, tradiciškai šokoladinis, jisai kainavo 20 eurų vietoj 32. Tik šiaip cukraus visai nemažai, tai 100 gramų 3,9 gramo, kur buvo be skonio, tai buvo, man atrodo, vienam kilograms, norėjau sakyti, 1,9 gramas, o dar kitam 2,1, bet nežinau, man kažkaip be skonio atrodo, aš nesu bandžius be skonio proteino, tai jeigu kažkas esat bandę ir būna toks visai geriamas, tai galite parekomenduoti, parašyti, nes aš bijau, kad aš nusipirksiu, nežinau, ten už 20 eurų tą proteiną ir bus man labai, labai neskanus ir aš jo tiesiog neišgersiu, tai aš renkuosi, kad šiek tiek daugiau cukraus ir kad tas skonis skanesnis būtų. Ir dar pasiėmėm paragauti vieną tokią trintą sriubytę, nes kaip tik buvo akcija su kariu ir su kokosiniu kremu. Tai irgi iš tikrųjų bus visai įdomu pabandyti, mes niekada nesame jokios sriubos iš tikrųjų pirkę, nes kažkaip namuose geriau pasidarom, bet 1,30 € kainavo vietoj 2 ten PM ar kažkas tokio, tai sakom, reikia pabandyti vieną paragauti per pusę ir įvertinti tą skonį. Tai tiek, dabar tiesiog einu persirengti ir eisiu pasidaryti kažką greito valgyti, nes jau yra 2:30 ir aš dar nevalgius, nes aš valgau pietus maždaug apie 13 valandą. Stengiuosi, jeigu tik išeina, o dabar jau 2:30, tai jau tikrai norisi valgyti, reikia kažką eiti pasižiūrėti, ką turim ir greitai kažką greitai susisukti. 1, 2, 3 ir mano pietukai padaryti, tai tiesiog paprasta tortilė, gal ir neatrodo labai išvaizdžiai, bet iš tikrųjų išties labai skanu. Tokiem pietum ar vakarieniai labai, labai gerai kažką su tortilė pasidaryti. Tai čia tiesiog kaip ir kiaušinienė, įdėjau realiai 2 kiaušiniai, tada 1 dešrelė, šiaip dažniausiai dedu iš Lidlo, yra tokia kalakutienos arba vištienos apvalus tokie kaip ir krūtinėlė, tai tuos labiausiai mėgstu dėti, bet kadangi dabar žiūrėjau, kas yra šaldytuve ir dar nėra tokia apsipirkimo diena, tai norisi suvalgyti, kas jau yra. Ir būtiniausiai daržovių, turėjau tik tais agurkų, bet man labai skanu, kai būna ir agurkas ir pomidoras, tai daržovių irgi nepagailėti ir tiesiog šiek tiek padažiuko ir viską į tortilę susukit, dar ant keptuvės pakepini, kad jinai traškesnė gautus ir iš vis, ta prasme, užtrunkiu kokias 5-6 minutės, jeigu ne mažiau, ir jau gali eiti valgyti. Kadangi lėkiu valgyti, nes vėsta viskas, tai ties čia video šitą ir baigiu, tikiuosi, kad patiko, gerai susižiūrėjo, tradiciškai tariu nuoširdų ačiū, kad žiūrit, subscribinat, komentuojat, laikinat ir taip toliau. Labai tikiuosi, kad vėl susitiksim kaip ir tradiciškai maždaug po kokių 10 dienų. Tai labai ačiū, kad žiūrėjot ir iki greito.